Ir iš tavęs išgirdau išėjo vienas tas dalykas apie AI avatarus, kurie atrodo kaip žmonės, jie kalba ir panašiai. Jaučiasi skirtumas tarp peržiūrų iš esmės, kai tu pakuri su tokiu avataru ir tu kuri pati. Yra didelis skirtumas žmogui? Yra labai didelis mitas ir aš dažnai gaunu šį klausimą įvairiausiuose webinaruose, kad avatarai mažina peržiūras, tai iš savo patirties galiu pasakyti ne. Mano tie būtent avataro sukurti video ir buvo viral, per porą dienų buvo 50 000 peržiūrų sulaukdavo, tai ko anksčiau aš su kitokiu turiniu negalėjau net pasiekti. Tai iš tiesų ne dėl to, kad avatarai padeda, o nuo turinio priklauso, ką tu sakysi, koks tai yra scenarijus video turinio, o ne nuo to, kad tu avataras esi ar esi tikras žmogus. Be abejonės, tikras video jis visada yra žymiai geriau negu sukurtas avataro. Bet jeigu mes neturime galimybės filmuotis ir mes turime visą laiką būtent tą statinį vaizdą, kur mes kalbame, taip sakant, šnekanti galva, būtent video turinyje, tai kodėl nepasinaudoti avatarą ir kurti turinį greičiau. Tai tikrai yra didžiausias mitas, tai išbandykite, dabar vėl HeyGenas labai gerai integravo naujus sprendimus ir tai atrodo žymiai natūraliau negu tai atrodė anksčiau. Ir tai anksčiau beveik, nežinau, kokia dalis žmonių iš vis nesuprato, kad tai yra AI avataras. Galima pasižiūrėti pas mane turinį. Aš manau, ir dabar galima padaryti, kad nesuprastų, nes tiek dengimai eina dar on top ir jeigu tu montuoji video, ten ta galva kalba labai nedaug. Bet kaip dėl balso? Lygiai taip pat mes įrašome per mikrofoną. Nes būtent su lietuvių kalba pakankamai sudėtingas yra Eleven Labs, jeigu bandėte jį gyrę, bet ne lietuvių kalba, vis tiek yra akcentas, yra tam tikrų įrankių, kuriuos galima atsisiųsti į kompiuterį. Ir va ten mes apmokiname pagal savo balsą tą modelį kalbėti būtent mūsų balsu. Va čia yra kitoks lygis, tai yra sudėtingesnė programa, tam reikia laiko, tam reikia labai daug medžiagos, taip sakant, sušerti, tam, kad jisai galėtų įvaldyti ir žymiai geriau tai veikia. Bet tam tada atsiranda galimybė tiesiog tokia saugumo spraga, nes bet kas gali panaudoti tavo balsą. Ne tai, kad tu pasidalini visiems naudoti, bet jeigu mes, pavyzdžiui, atskleistumėm tuos įrankius, tai nėra labai saugu. Nes aš galėčiau atkartoti, mes darėme tam tikrą projektą, kur mes vieno influencerio balsą bandėm atkartoti ir visiškai identiškai atkartojom. Nėra, kad skirtumas, nes aš kiek esu matęs, tai jaučiasi. Na, aišku, turbūt kiek tu ten to darbo ir įdirbė įdedi. Reikia labai daug, čia porą parų ta programa, jinai apdaroja būtent tą medžiagą, kaip žmogus kalba, tada pasiėmė mikrofoną ir tu kalbėdamas, kalbi jau to žmogus balsu. Tai tikrai viskas yra įmanoma, tiesiog yra tam tikrai įrankiai, kuriuos reikėtų išbandyti, nes Eleven Labs visi tie viešai naudojami lietuvių kalba tikrai prastai veikia. Labai prastai. Tai procesas, jeigu žmogus nori pasidaryti šitą avatarą, tai yra kuria avatarą per kažkokią programą, turi pats įrašyti savo balsą, kad nenutiktų ten kažkokių neaiškumų ir tada visą tą turi apjungti dar. Tai iš esmės kaip ir dirbtinis intelektas, bet ne taip, kaip žmonės galvoja, kad parašysiu ir viskas ten automatiškai atsiras. Iš tikrųjų daug tiesiog įrankių, kuriais mums irgi reikia išmokti naudotis. Tai yra kaip pagalba, tai yra įrankis. Plaktukas, kuris padeda mums sukalti vinį, tai nereiškia, kad tas plaktukas jisai savarankiškai, savavališkai pradės kalti mums tos plaktukus. Tai tam ir yra dirbtinis intelektas kaip pagalba. Su avataru ir kalbant apie jį, tai yra labai paprastas dalykas tiesiog įrašyti savo balsą. Tai pradėkime nuo tiesiog paprastą mikrofoną, įrašome ir įdedame į programą ir jisai jau pagal mūsų gestikuliaciją gali sukurti tą video. Galim tiesiog video turbūt netgi patį įkelt kažkokį nusifilmavį irgi jisai susijungia. Nes aš pagalvojau apie lūpų sinchronizaciją. Tai jisai ir padaro. Lūpas, rankos, akių judesiai visą tai padaro taip, kad atrodytų natūraliai, nes jis jau yra apmokintas pagal mūsų vaizdo įrašus prieš tai. Tai jisai apsimokina ir jau turėdamas mikrofoną padaro būtent tam tikrus gestus, lūpų judesius, akių judesius ir taip toliau. Aš čia matau kaip didelį privalumą videografam, kurie gali tiesiog pasakyti, atsiųsk man savo kažkokią tai video, aš padarysiu, tau net nereiks į studiją važiuoti. Ir tuo pačiu labai didelį minusą studijom, kurios daro kažkoks vaizdo įrašas, nes žmogus tikrai įvaldęs gerai šitos įrankius,
gerai, gal ir dabar ten pasieksi ten 90%, bet aš esu garantuotas, kad jeigu mes kalbam apie metų ar 2 laikotarpį, tai turbūt net nebus fiziškai įmanoma atskirti, ant kiek kokybiškai bus šitie dalykai padaryti. Aš tai siūlau matyti čia galimybės, nes pavyzdžiui tas pats videografas, jisai jau gali papildomą paslaugą savo integruoti, kad pavyzdžiui darys, vat jūs nufilmuos vieną kartą jo studijoje ir padarys avatarą su jumis ir vėliau jums nebereikės, pavyzdžiui, įrašinėti taip dažnai ir kiekvienas jūsų vaizdo įrašas gali būti kaip avataras ir jisai jums, pavyzdžiui, papildomą mokestį už tuos avatarus, nes tai yra irgi darbas, irgi turi įdėti mikrofoną, balsą, turi apdaroti, ne visi video gali tikti, kai kur gali būti kažkokios problemos, o jisai padarys tos avatarus, kurie būtų labai kokybiški ir, taip sakant, tuos reelsus, tuos pačius video tiesiog pavers jau galutiniu rezultatu. Tai kiekvienoj iš baimių mes tada matykime galimybės, kad kažką pridėsim, vis tiek link to judame. Kiekvienas iš mūsų turės turėti tam tikrus dirbtinio intelekto įrankius, integracijas, galimybės ir tiesiog reikia tai pamatyti, pagalvoti, kaip mes galime integruoti būtent savo. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.